Ir gyventojams kilo labai daug klausimų dėl rinkliavos naujos įvedimo, dėl mokėjimo tvarkos ir panašiai. Kodėl taip daromas? Kodėl gyventojams klausimų daug kyla? Taip, nuo spalio 1 dienos tarybos sprendimų yra įvesta vietinė rinkliava. Ir aišku, apie šitą vietinį rinkliavą mes ruošėmės 1,5 metų. Buvo susitikimai, buvo skelbiama informacija spaudoje, tarybos sprendimai, bet aišku, žmonės yra natūralu, kadangi kasdienybė, jie paprasčiausiai, kol sąskaita ar kažkas konkrečiai nepaliečia žmogaus, jis į tai nekreipia dėmesio. Ir išsiuntus sąskaitas, žmonės, pirmiausiai, dalis žmonių nesupranta, kas yra tai rinkliava ir kuo jis skiriasi nuo to, ką jie mokėjo anksčiau operatoriui. Tai norėčiau paaiškinti, kad rinkliava skiriasi nuo prieš tai buvusių mokesčių tuo, kad nereikalinga jokia sutartis. Mokestis yra mokamas į savivaldybės biudžetą. Šitie sukaupti pinigėliai yra naudojami ne tik konkretaus žmogaus sutvarkymo, jo atliekoms sutvarkyti, bet ir visos atliekų sistemos Ukmergės rajone išlaikymą. Tai yra atsiskaitimas už išvežtas šiukšles, sutvarkymas užterštų pamiškių pakrančių, išvežimas atliekų nuo kapinių, paplūdimių, poilsio zonų, taip pat administravimas ir, aišku, tos sistemos palaikymas. Tai, aišku, sudėtingas darbas ir šitam darbui besiruošiant savivaldybė tikrai įsigijo iš registrų centro, iš fizinių ir juridinių asmenų registro duomenis, kuriuos, reiškia, integravo į programą. Ir turim situaciją, kad dalis tikrai klaidų netitikimų, kurios yra registruose, persikėlė į, reiškia, šią sąskaitą. Todėl natūralu įvedant, kad yra tos klaidos. Ir mes norim tikrai pasakyti gyventojams, kad tai yra, mes taisysim, tuos dalykus darysim ir nėra tos skubos, kad būtinai žmonės turi dabar mokėti šitos pinigėlius, nes tai yra pranešimas mokėjimui už ketvirtį. Tai jie per visą ketvirtį turėtų, reiškia, jeigu viskas jiems tinka ir atitinka, jie sumoka. Jeigu yra klausimų netitikimų, tada gyventojas kreipiasi arčiausiai, kur yra, tai yra jų seniūnija, arba jeigu kuriem patogu yra į miestą, 20-32 kabinetą, į mokesčių skyrių, kur visi netitikimai bus suderinti. Kiekvienoje seniūnijoje yra deklaravimo forma, kurie gyventojas iškas nurodo viską, kas netitinka ir nurodo taip, kai yra realiai. Ir šita reiškia, tas pranešimas bus pakoreguotas ir mes susitvarkysim visus duomenis ir bus viskas tvarkinga. Bet, pavyzdžiui, tvarkiniam pranešime yra parašyta, kad mokėti reikia iki lapkričio 30 dienos. Ta prasme, gyventojams natūraliai kyla klausimas. Kodėl aš turiu mokėti už paslaugą, kuri man, ta prasme, už gruodžio mėnesį, kuri man paslauga dar nesuteikta. Tai vat noriu pabrėžti, kad, reiškia, čia yra skirtumai. Rinkliava skiriasi nuo paslaugos to, kad, reiškia, pirmiausia išsiunčiamas pranešimas. Taip, kai kur yra, nėra pasiruošta tų žmonių atžvilgių, kurie iki to ir neturėjo konteinerių. Tai būtent tie žmonės, dabar tiem žmonėm per kitą savaitę bus pateikta reikiamas kiekis konteinerių, bet jie turi, reiškia, kreiptis į savo seniūnijas, informuoti, kad jiem reikalingas tokiu adresu konteineris ir jis bus pristatytas. Tai, o tie, kurie turėjo konteinerius, jiem paslauga kaip buvo teikiama, taip ir yra. Nes, pavyzdžiui, atliekų išvežimas nenutrūko. Nuo spalio 1 dienos jis yra, visus šiukšlės yra išvežamos, surenkamos ir taip toliau. Tai yra
problema kilo tik dėl dalies žmonių, kurie visai nieko neturėjo. O kad ta dalis yra didelė, kurie nieko neturėjo ir nieko, reiškia, niekam nemokėjo už šiukšlės, tai yra faktas. Tai todėl ta dalis, būtent kurie nemokėjo, tikrai eina pasipiktinimas, nes jiem tai išaugo. O ta dalis, kuri mokėjo, jiem kainos sumažėjo. Tik tai, aišku, yra kai kur tų netitikimų. Bet kokia atveju pradžiai dar gyventojai problemų turės, kadangi reikia tikslinti duomenis, reikia seniai, nereikia, tai paskambinti užtenka. Aš ką noriu pasakyti. Taip, mes ir neskubinam, kad gyventojai iškart gavę neteisingą pranešimą, jie skubintų sumokėtos pinigėlius, paskui ateitų aiškintis. Nereikia. Mes tikrai gyventojai turi kreiptis, sudeklaruoti, jis viską įsiaiškinti ir tuos pinigėlius iki metų pabaigos sumokėti. Tai yra tikrai, mes specialiai padarėm tokį tarpą, kad nebūtų kas mėnesį, kad tas mokėjimas būtų, reiškia, kiek galimas ilgesnis per laiko tarpą. Gerai. Ką reikėtų daryti tokiu atveju, jeigu, sakykime, žmogus apmokėjo rinkliavą iš anksto, bet, pavyzdžiui, nesibaigus metam laiko, pasikeičia gyventojų skaičius, išvyksta, grįžta, ar kas nors. Tai gyventojams ta deklaravimo forma jį galios pastoviai ir jeigu tavo šeimoje įvyksta pasikeitimai, kažkas išvyko, kas atvyko, jūs galite metų bėgėje pateikti šitą deklaraciją, kur nurodote, kad, pavyzdžiui, nuo tokio mėnesio vienas žmogus mažiau. Jums bus padaryta užskaitimai į kitus metus, pavyzdžiui, į kitą mėnesį, arba gali būti jums, reiškia, grąžinta pagal jūsų pageidavimus. Jeigu, pavyzdžiui, ten žmogus mirė ar kažkas pasikeitė, jums gali būti permoka grąžinta, jeigu jūs, arba ta permoka užskaityta į priekį už ateities mėnesių skaičiavimus. Gerai, bet tarkim, tokia situacija. Pasikeitė gyventojų skaičius, reikia teisinėje, ta prasme, kad perrašytų, bet pasikeitė gyventojų skaičius. Bet esmė tame, kad gyventojai, pavyzdžiui, išvažiavo gyventi į Vilnių ir į Kauną, bet jie deklaravo, vyko deklaravimo, kad jie gyveno čia. Bet realiai tai nėra. Aš supratau, tai gyventojai reiškia ir deklaruoja toj formai, kad natūraliai tas žmogus negyvena, jis yra išvykęs ir mes pasitikim, kad gyventojas tą dalyką deklaruoja. Taip. Iki šiol to nebuvo. Tai kodėl mes turim būtinai žmonės įsprausti 100 pažymų, 100 paaiškinimų, mes gal turim žmonėmis pasitikėti, o kitas dalykas, tą pasitikėjimą mes tikrinsim. Mes administracija, reiškia, bus patikrinti. Jeigu jis ten deklaruoja, kad ten nieko nėra ir nevykdo veiklos, tai bus patikrinti. Bet, pavyzdžiui, dalis žmonių yra, kurie užsienį gyvena, dirba, būtas stovi tuščias. Ar jiems vis tiek reikės mokėti? Ne. Tai iš ko? Ne, jie nemokės. Jeigu mes sakom, taip plotas nešiukšlintų, ne? Visi sako. Tai jeigu yra būtas, kuriame negyvena, jeigu jūs nesate įleidę jį nuomininku, ar ne, ir nevyksta jokia veikla, taip jūs deklaruojat, kad jis tuščias, bet yra, būkim teisingi, bet ar daug žmonių yra taip, kad uždarė tuščią būtą, moka už šilumą, už viską ir niekas ten negyvena. Mes ir sakom, žmonės turi būti deklaruoti ir pasitikėti, kokia yra reali situacija. Kas bus, jeigu gyventojai nesumokės iki nurodytos datos? Reiškia, jeigu gyventojai nesumokės ir mes manom, kad čia kaip bandomasis yra, mes tikrinsim, dėl kokių priežasčių yra nesumokėta. Jeigu tas nesumokėjimas yra dėl to, kad buvo kažkas neteisingai patiekta, ar duomenys neklaidingai, tai mes aiškinsime su žmonėmis ir šitą, bet jeigu pasibaigus metams ir suvedus rezultatus mes matysim, kad reiškia, žmogus viskas teisingai, sąskaita gavus, pretenzijų nėra, viskas yra tiksla, tai tada bandysim aiškintis, kodėl jie nemoka.
tas procentas nemokančių visada atsiranda, kaip ir visur, bet manom, kad teisiniam priemonėm, kaip sistema susiklostys, susidėlios, mes ieškosim ir tie, kuriegi nemoka, kodėl. Ar jiem nėra sudarytos sąlygos, ar jie, reiškia, dar kokias turi problemas. Apmokestinti ir vien